Kartą esu minėjus, kad vienas iš svarbiausių dalykų tėvystėje yra nuoseklumas ir noriu šitai temai paskirti daugiau dėmesio. Tai pirmas nenuoseklios tėvystės pavyzdys yra tie tokie nuolaidūs tėvai. Gali būti labai protingi, labai faini, bet jam taip, tarsi, sakyčiau, trūksta stuburo. Jie gali susėsti su vaiku ir labai gražiai sutarti dėl tam tikrų dalykų, dėl pasiekmių, tačiau kai ateina laikas taikyti jau tas pasiekmes ir laikyti susitarimų, jie supasuoja. Arba bijodami vaiko neigiamų emocijų ir nenorėdami būti blogais tėčiais arba mamomis, arba saugodami save, nenorėdami sau gadintis nuotaikos, arba tiesiog gailėdami vaiko. Bet kas atsitinka blogo tada tokiam stiliuje? Blogai yra tai, kad vaikas neišmoksta prisimti atsakomybės už savo elgesį, jis įpranta važiuoti per ribas, todėl kad yra labai daug šansų, kad nuo atsakomybės jam pavyks išsisukti, įpranta išsiprašyti, išsizysti, išsireikalauti. Na ir šeimoje kaip šeimoje, nes aišku, kad labai sudėtinga tėvam tokioj tėvystėje, nes vaikas negirdi ir negerbia, bet išėjus į sociumą tokie vaikai susiduria su sunkumais, todėl kad kiti vaikai nemėgsta tokių vaikų, nes jie negirdi, jie važiuoja per ribas, nesilaiko susitarimų, o vaikas, kai jau išeina į sociumą, jam svarbu turėti draugų ir būti populiariam tarp bendraamžių. Aišku, kad tokiam vaikui sunku ir darželį, ir mokykloje, ir tėvai labai irgi girdi daug pastabų dėl netinkamo vaiko elgesio. Tai taip nedarom. Patiko, dalinamės su draugais, kitam video pakalbėsiu apie kitus tėvystės stilius.